Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Per tamsą išlovę. Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Jėzuje Kristuje, bus persekiojami. Antras laiškas Timotiejui, 3 skyrius, 12 eilutė. Nuostabią pamoką gali gauti krikščionis, stebėdamas persekiojamo apaštalo gyvenimą. Dievas neapsaugo nuo piktų žmonių intrigų, bet paverčia jų pastangas pasitarnauti geram dėl tų, kurie išbandymuose ir sunkumuose išsaugo savo tikėjimą ir paklusnumą. Tikėjimo paskirtis yra pasitikėti Dievu tamsiausią valandą ir net tada, kai esi labiausiai išvargęs, jausti, kad mūsų tėvas vis tiek laiko vairą savo rankose. Tik tikėjimo akis gali pažvelgti už esamųjų dalykų ir tinkamai įvertinti amžinųjų turtų vertę. Jėzus nesiūlo savo pasekėjams vilties pasiekti žemišką šlovę, turtus bei lengvą gyvenimą. Vietoje to jis kviečia visus eiti savęs išsižadėjimo ir paniekinimo keliu. Tas, kuris atėjo atpirkti pasaulio, susidūrė su suvienitomis blogio jėgomis. Taip bus visiems, kurie yra dievobaimingi Jėzuje Kristuje. Persekiojimai ir panieka laukia kiekvieno, kuris yra pripildytas Kristaus dvasios. Visais amžiais šėtonas persekiojo Dievo žmones, jis kankino juos ir žudė, tačiau mirdami jie tapdavo nugalėtojais. Puolę žmonės gali kankinti ir nužudyti kūną, bet jie negali paliesti gyvenimo, kuris yra paslėptas su Jėzumi Kristumi Dieve. Jie gali uždaryti žmonės į kalėjimą, bet negali įkalinti dvasios. Per persekiojimus ir sunkumus Dievo šlovė ir charakteris atsiskleidžia jo išrinktuosiuose. Jie seka Kristumi, nepaisant nuožmios kovos. Jie kenčia savęs išsižadėjimą ir patiria karčius nusivylimus, bet taip jie supranta, kas yra kaltė ir nuodėmės prakeikimas, ir į tai žvelgia su pasibjaurėjimu. Būdami Kristaus kančių dalininkais, jie žvelgia už tamsos išlovę, sakydami: aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Laiško Romiečiams 8 skyrius, 18 eilutė. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.